Bendra Estijos, Latvijos ir Lietuvos kranto linija tęsiasi 1847 km. Geriausias pasaulio plaukikas greičiausiai plaukdamas įveiktų šį atstumą per 10 dienų. Greičiausias pasaulio ryklys nuplauktų per 37 valandas. Kaip manote, o kiek laiko užtruktų vikšras? Galbūt 10 metų? Baltijos kranto linija pasižymi įspūdinga kranto tipo įvairovė. Čia galima pamatyti ir pustomas kopas, smėlėtus paplūdimius, akmenuotus krantus, klinčių skardžius bei daugelį kitų. Bet kranto linija yra pažeidžiama erozijos sukeltos vėjo ir bangų. Tokia žmogaus veikla, kaip statybų darbai, teršimas ir masinis turizmas, taip pat pažeidžia krantus. Pamatyk jūrą.